Šiandien tikslas papasakoti apie tam tikrus dalykus, kuriuos mes kiekvienas auginantis šunį turime žinoti, privalome net žinoti tam, kad mūsų šuo gyventų ilgiau. Viską, apie ką šiandien mes kalbėsime, pasitengsime trumpai, fainai, produktyviai ir informatyviai, kad kiekvienas surastumėte ir atsimintumėte tuos dalykus, apie ką mes kalbame. Tai ir pabaigoje, jeigu kažkas tai nori savo šunį padaryti žvaigždę, kad jis ar ant viršelio, ar kažkokiose televizijos laidose, ar kituose leidiniuose sužibėtų, tai pabaigoje pasakysime, kaip tai galėsite padaryti ir išsiųsite savo informaciją čia dabar iš karto prie mūsų, neišeidami iš šitos salės. Ir kas žino, gal kažkada tai labai greitai, būtent jūsų šuo bus ta žvaigždė, kuri žibės tiek televizijos ekrane, tiek gražiose knygose ar žurnaluose. Taip, tai nieko nelaukdami, čia keletą būtent momentų yra iš šios knygos, trumpai turbūt apie šitą knygą, ką mes dabar pakalbėsime, tai ir knygoje viskas šitas dalykas vienaip ar kitaip sudėta. Mums norėjusi sukurti knygą, kuri yra vizuali, kuri yra informatyvi, bet kartu yra ir ta stalo knyga, kurią karts nuo karto norisi atversti ir parodyti ir svečiam, ir tai yra puikia dovana visiems tiem, kas turi šunį ir žinių bagažas, todėl kad tokios informatyvios knygos ne tik Lietuvoje, bet pasaulyje iki šiol nieks nesukūrė. Todėl mes kalbamės ir dabar bendradarbiavame su dviem spaustuvėm, leidyklom, kurios verčia šitą knygą į anglų ir į japonų kalbas. Taip, tai galime įjungti tą prezentaciją tada kitą. Taip, tai 20 dalykų, dėl kurių jūsų šuo gali gyventi ilgiau. Faktai pagrįsti moksliniais šaltiniais ir įvairiausiais tyrimais. Prie kiekvieno mes turime tyrimą, jeigu norėsite, po viso mes galėsime irgi papildomai jums atsiųsti, todėl kad tyrimai yra padaryti didžioji dalis Amerikoje arba Europoje. Taip, tai pirmas dalykas tai yra aktyvus gyvenimo būdas. Mes turėtume suprasti, kad šuo yra tas gyvūnas, kuriam irgi reikia aktyviai leisti gyvenimą, tiksliau leisti gyvenimą aktyviai. Aišku, priklauso nuo veislės. Vienos veislės yra ypatingai aktyvios ir jiem reikia ypatingai daug bėgioti ir turėti labai didelį fizinį krūvį. Kitiem reikia jo turėti mažiau. Bet visiems, neišimties, norint, kad šuo gyventų ilgiau, jam reikia aktyvumo. Taip, nepamirškim, kad kiekvienas turim savo gyvenimo būdą, pagal tai renkamės veislę. Žmonės, kurie turi didesnį kiekį laisvalaikio, gali pasirinkti kurtų veislės ar ne, kurios lekia laukais. Tie, kurie turi sėslesnį gyvenimą, pasirenka, tarkim, basetus. Bet iš savo patirties galiu pasakyti, kad mano šunys mane ištempia į kiemą. Ne aš juos, jie mane. Nes kitaip aš būčiau sofų žmogus, telefone, televizoriuje. Tad ne tik šuniui reikia krūvio, ir žmogui reikia krūvio. Tai todėl labai atsakingai reikia pasirinkti visgi veislę ir kartais tą veislę gal net reikia pasirinkti tą, kur gal jinai tave priverstų išjudėti iš lovos. Taip, žinoma, taip. Tai mano, jeigu kalbant apie mano šunis, tai apie Harry ir Eddie, karališkus pudelius, tai jie iš esmės prisitaikė prie manęs, bet aš niekada gyvenime 4 kartus kiekvieną dieną neįdavau į lauką. Aš visus susirinkimus, visus kažkokius verslo pokalbius ir visus kitus dalykus tikrai sutvarkydavau namie. Dabar aš to dalyko kaip sakoma, bent jau 2 valandas per dieną aš praleidžiu lauke dėka jų. Jie padaro ir mane, ne tik aš juos, kad jie ilgiau gyventų, bet aš tikrai žinau, kad gyvensiu ilgiau, dėl to, kad, prasme, turiu šios 2 šunis. Antras dalykas tai yra šuns dantis. Šuns dantis tai yra, mes turbūt jau išmokome ir mūsų stomatologai, odontologai išmokė gyventi ir valyti dantis, taisyklingai valyti dantis, bet labai daug dar žmonių nežino, kad šuo niekada jums nepasakys, kad jiems skauda dantį ir jūs tik tai per jo vieną ar kitą apžiūrą ir apžiūrą pas gydytoją galite sužinoti, kad jis turi vieną ar kitą problemą. Tai norint, kad jūsų šuo gyventų ilgiau, karts nuo karto reikia atidaryti jam burną ir dabar Viktorija pasakys, kiek kartų ir kaip, tam, kad
Lygiai taip pat jūs nedarote namuose savo higieninio valymo dantų, nes neįmanoma su priemonėm, kurias mes turime namuose, padaryti. Todėl kelis kartus per metus, kiti porą kartų per metus, kiti tik vieną kartą per metus eina daryti normalaus higieninio valymo. Todėl, kad tai yra įprasta, normalu, tam, kad nesusirgti tam tikrom kitom lygom, ne tik susijusiu su būtent dantimis. Tai Viktorija čia galės papasakoti. Dažniausiai į kliniką atėję klientai su savo augintiniais skundžiasi, kad jaučia keistą nemalonų kvapą iš nasrų. Ir dažnai šeimininkai mano, kad tai yra kažkokia virškinimo problema ir pamiršta, kad virškinimas pradžia pas šunis yra nuo dantų. Ir jau pasižiūrėjus į burnos ertmę, mes matom stipriai pažeistus dantis ir tik tada šeimininkai sumasto, kad o taip, tai gali būti iš tikrųjų kalti dantis. Mažos veislės, kaip taisyklė, dažniau turi periodontinių problemų, tokių kaip dantų akmenis. Jų, būtent mažas veislės, jas reikia tikrinti dažniau pas odontologą, bent kartą į pusmetį. Ir taip pat rekomenduojama kartą į pusmetį ir atlikti burnos higieną. Stambios veislės, didesnės veislės, bent kartą į metus. Taip mes užkirsim kelią, kad dantų nereikėtų traukti, gerą virškinimą, tvarkingą širdies darbą, nes visos bakterijos, kurios prasideda burnoje, eina ir į organizmo vidų. Taip, trečias dalykas, dėl kurio jūsų šuo gali gyventi ilgiau, tai yra neduoti per daug maisto. Tai yra, mes su Viktorija, irgi dar prieš šitą renginį susitikimą su jumis kalbėjom. Čia labai panašu, kai vaikus nuveži pas senelius, anūkus ir tada jiem duoda, įvairiausių, dalykų ir peršeria. Bet lygiai taip pat ir mes labai dažnai norėdami gero, norėdami, kad, tas vaikas, tas mūsų šuo tikrai nori dabar valgyti, reikia dar jam duoti, dar duoti. Tai jeigu jūs maitinsite savo šunį, čia lygiai taip pat kaip ir žmogui, jeigu per daug maisto, maistas nespėja virškinti, maistas, apsunkina visą organizmą ir tas visas organizmas po truputį jūs gyvenate, trumpiau. Mes šeimininkai, neišimtis ir aš, meilę šuniui rodau per maistą. Tai yra didžiausia problema, kad beveik kas antras šuo atėjęs į veterinarijos kliniką yra nutukęs. Ir tada mes susidurėm su kitom problemam. Diabetas, sąnarių problemos, širdies apkrova, kepenis, į kurį organą dursi, ten galima problemas kaltinti dėl nutukimo. Šuo geriau gaus dažniau, bet mažiau, negu kad sėdės algetaus po pagrindinio maisto. Nutukimas žudo ir žmonės, ir augintinius. Kas antras nutukęs? Taip, nes paprasčiausiai mes žmonės mylim tuos savo gyvūnus per maistą. Neužtenka palytėjimo, neužtenka pasivaikščiojimo, maistas ir šuniui ir žmogui duoda ženkliai didesnį pasitenkinimą. Čia panašiai kaip su vaikais, su dovanom, kad atrodo neturiu laiko kažkam, tai pridovanoju dovanų ir tada atrodo, kad taip meilė išreikšti, bet meilė netame. Taip, o skanukai kairė į dešinę tada. Taip. Gerai, ketvirtas dalykas, čia bus keletą, tai juos ir norim tiesiog trumpai pasakyti, tai yra, kurių negalima duoti šunim. 10 dalykų, kurių negalima duoti šunim. Turbūt žinot kai kuriuos, ne? Jeigu nežinot, tai nuo šiol žinosit. Tai yra ksilitolis, avokadai, alkoholis, kava ir kofeino turintys gėrimai, vynogės ir razinos, svogūnai ir česnakai, makadamijos riešutai, šokoladas ir tabakas. Tai šitų visų dalykų geriau šunim neduoti. Yra labai daug dalykų, kur mes matom socialinėse tinkluose, žmonės truputį kažką tai ten duoda. Faktas, nuo trupučio jūs irgi nuo tabako, nemirsit ir jūsų vaikas nuo tabako, nemirs. Bet gali prasidėti tam tikri dalykai, kurie po to gali sunkiai baigtis tam tikrais rimtais, būtent ypatingai nuo saldumynų. Taip, toliau važiuojam. Šuo turi gauti pakankamai kiekį vandens. Atsiminkit visas taisyklės dietologų ir gydytojų, ką sako mum, suaugusiems žmonėmis, šunim lygiai taip pat vanduo yra būtinas, bet
turite žinoti, kad yra tam tikri triukai. Jeigu jūs valgo jūsų šuo būtent sausą maistą, tai faktas, kad reikia duoti dar daugiau vandens. Jeigu tai yra konservuotas maistas arba šlapias maistas, tai raw maistas, tai to vandens gali būti mažiau. Ir yra triukai, kad jūs tiesiog papildote daugiau to vandens įpilat į maistą tam, kad jis galėtų būtent daugiau jo išgerti. Bet va, kaip Viktorija sako, kad kartais šuo gali lakti per daug vandens, nes... Psichologiškas lakimas. Šuo, kai kurie šunys, sakykime šitaip, turi tokį dalyką, kad, kaip aš sakau, prabėgom. Prabėgo, išgėrė bliūdą, nubėgo. Tiesiog arba iš neturėjimo ką veikti, arba iš nerimo sutrikimo šunis kartais laka per daug. Mes šeimininkai turim žinoti paprasčiausiai vandens normas, ne, kiekvienai veisliai, tarkim, jeigu judresnė veislė, ir pagal kilogramus galima įvertinti, ar jūsų šuo geria per daug ar per mažai, ir pagal tai dauguma sako, kad vandens turi gauti kiek nori, bet taip pat vandenį galima ir pririboti, jeigu šuo yra psichologinis lakikas. Tai va, tai pastebėkite, ar iš tikrųjų jūsų šuo nelaka dėl psichologinių priežasčių. Taip, šeštas dalykas - maisto papildai. Ir čia jau turbūt Viktorija geriausia tą dalyką pasakys. Tai mes tik turėtume omeny, kad nepirkite šuniui papildų tik dėl to, kad jums atrodo, kad šuo turi gauti dabar kažkokį papildą, ne dėl to, kad jūs savo nusipirkot B grupės vitamino arba ten vitamino D arba vitamino C. Nupirksiu ir šuniui, tai dėl to, kad aš geras šeimininkas ir padarysiu gerą savo šuniui. Tikrai ne. Jūs nesate specialistas ir jūs nežinote, ko jūsų šuniui gali reikėti. Visų vitaminų įmanoma perdozuoti. Visų. Ir kol nėra patvirtinta vitamino trūkumo, jų duoti šiaip savo nebūtina. Ypatingai, jeigu gyvūnų mityba yra subalansuota, jinai yra įvairi, jisai yra sveikas organizmas, vitaminą papildomai duoti reikia su veterinaru pasitarus. Tai galioja ypatingai kalcis. Jauniems šunim, kaip taisyklė, kalcis yra duodama, kad šuniukas geriau augtų. Perdėtinis kalcis atsideda į sąnarius ir mes tada gydytojai turim papildomų problemų, kol gyvūnas auga. Aš savo klientam visą laiką siūlau, norit, kad jūsų šuniukui būtų vitaminų, duokit vitaminą C, duokit žuvų aliejus, taukus. Vitaminas yra vienas saugiausių antibiotikų, antioksidantų, imunitetą stiprina į sveikatą. Jo galima duoti vis tiek pagal svorį, bet vienas geriausių vitaminų. Taip, tada ir aišku, nepamirškite padaryti tiesiog kraujo tyrimą ir kraujo tyrimą galite atlikti ir tada žinosite, kokiu būtent vitaminų trūksta, kaip ir jums, taip trūksta ir jūsų būtent šuniukui. Taip. Taip, 7. Prekybos centruose pavojai. Mano tikslas per pastarosius kelis metus, aš tikiuosi, kad tai pavyks padaryti per 2 metus, kad šitos nesąmonės, sausgyslių ir visokiausių nesąmonių, kurias galime įsigyti prekybos centruose, bus uždrausta jais prekiauti. Kaip bus uždrausta reklamuoti kazino, kaip bus uždrausta reklamuoti tabaką arba alkoholį, tai lygiai taip pat šunų versle ir šunų gyvenime mes visi tie šeimininkai, kurie norim, kad mūsų šuo gyventų ilgiau, šitų nesąmonių, kuriuos jūs matote dabar savo ekrane, jokiais būdais neduokite savo šuniui. Tai yra didžiausia yra nuodas ir pavojus. Taip, pagrindinis, jeigu ateina gyvūnas ūmiai užspringęs, mes matome būtent šių skanėstų, kaip įsivaizduojat, va tuos galus strigusius gerklėje. 8. dalykas, dėl ko jūsų šuo gali gyventi ilgiau, tai yra, jeigu labai ilgą laiką kažkada tai kažkas tai sakė, kad miegas nėra svarbus, miega tik tai bailiai, miega tik tai tie, kas neturi ką veikti ir tinginiai, tai žinokit, ir jum, ir šuniui reikalingas miegas. Pagal visus tyrimus, kurie yra atlikti pasaulyje, šuo turi miegoti, lygiai taip pat kaip šuo yra vilkas ir didžiąją dalį laiko jis miega. Ir miegas yra labai svarbus, kad jis būtų ramus. Čia kaip ir mes. Įsivaizduokite, jeigu jūs miegat ir kažkas kažkur krebžda, tai šuo lygiai taip pat, jis visą laiką jaus kažkokį tai pavojų arba jaus kažkaip tai labai blogai, tai irgi pagalvokite, ar tikrai miegodamas jūsų šuo ir yra atlikti tyrimai, tie šunys, kurie miega lauke, yra miega vienaip,
tie, kurie miega laukia aptverti, dar kitaip, ir tie, kurie miega namie, dar kitaip. Todėl, kad jie gauna, tarkim, laukia šunis paslėpti yra tam tikri garsai ir jeigu jis išgirsta gamtos garsą kažkokį tai suprantat, jis iškart nemiegos, jis miegos tarsi būdamas kažkokioj medžiokliai, kad tuoj kažką reikės kažkur tai pavyti, užpulti ir panašiai. Tai įvertinkite, kaip ir kada miega jūsų šuo. Pavyzdžiui, kai yra pas mane kažkokie tai dideli susibūrimai draugų, aš stengiuosi, kad šunis nebūtų toje patalpoje, nes miegas, kaip sako, uždarysit į kambarį ten kažkur tai ta šuo ir ten pabus ramiai savo. Ne, jis niekada nemiegos. Ir jeigu vakarėlis, tarkim, vyksta visą vakarą iki ryto, tai jūsų šuo ten kankinasi ir jis nemiega. Nesvarbu, kad jūs izoliuojate. Aišku, geriau izoliuoti jau negu iš vis leisti su visais nepažįstamais žmonėmis bendrauti visą tą laiką, nes visi žino, ten vakarėlio metu, nebūtinai vakarėlio, gali būti kažkoks perkraustimas, dar kažkoks dalykas. Tai vėlgi pagalvokit apie tą šunį, kaip jis ten miega, ar ir iš tikrųjų jis ten miega. 9. Saugus automobilis. Irgi labai dažnas iš mūsų važiuoja su šuniu automobilyje ir nežino, kad šuo turi turėti diržą, kitas šuo gali turėti būti narvą. Esmė yra ta, kad kaip ir su vaikais, taip ir su augusiais, taip ir su šunimis mes turime apsaugoti nuo tam tikrų galimybių, jeigu atsitiktų nedaug dievę kažkas tai. Ir tik mūsų kaltė bus, jeigu mes to dalyko nepadarysim. Ir jūsų šuo gali negyventi ilgiau, todėl kad jūs tiesiog nepririšot prie diržo arba nepasirūpinot tam tikrų voljerų ir jo sėdimą saugia arba gulima vieta. Taip, yra buvę atveju, kai į kliniką atvažiuodavo mažas šuniukas, kuris tiesiog sėdėjo šeimininkui ant kelio, šeimininkas taigiai stabdė, šuniukas nukrito ant žemės, papuolė po pedalų, šeimininkas padarė avariją, šuniukas gavo traumą ir turim problemą. Jo, ir atrodo, kad labai gražu, kai šuo ten ant rankų, ten kažkur tai gražiai keliauja, bet iš esmės jis turi būti visą laik pririštas. Jau nekalbant dar priminsiu apie automobilį, saugumą automobilyje vasarą ir žiemą. Mes puikiai turime suvokti, kiek ir kaip šuo gali būti paliktas automobilyje ir kada jokiais būdais negali būti paliktas automobilyje. Tai jeigu yra galimybė nepalikti šunio, nesvarbu, ar tai būtų vasara ar žiema automobilyje, tai ir nepalikite. Todėl, kad palikimas automobilyje lygiai taip pat, kaip paliktumėt vaiką automobilyje. Šiandien kunigas gerą pasakė mintį, sako, kodėl atsirado šuo apskritai pasaulyje, kodėl Dievas sukūrė šunį. Žinot kodėl? Todėl, kad parodyt besąlygišką meilę. Todėl, kad jeigu mes savo antrą pusę, draugą, pažįstamą, bosą uždarytume automobilį ir ateitume po 4 valandų, jis niekada taip nesišypsotų ir nelauktų mūsų ateinant. Šuo gali laukti ir laukia. Kaip atpažinti alergiją? Alergija kaip ir tarp žmonių, tarp ir šunų yra didelė problema. Faktas patys suprantat, nuo gyvenimo aplinkos, nuo maisto, nuo visų galimybių, kokių plačių galimybių, ką mes dabar turime, tai turime atpažinti ir žinoti, kuo alergiškas tas šuo ir kaip tai padaryti ir kodėl alergiškas, tai Viktorija. Alergiją aš vadinu šiuolaikinė modernė liga. Beveik kiekvienas šuo daugiau ar mažiau turi alergijas. Kaip žinom, alergija gali pasireikšti ir su odos problemomis, ir taip pat virškinimo problemomis. Reiškia, mes augintinius galime skirstyti į maistinius alergikus arba atopikus. Žinoma, gyvūnai gali būti ir tie. Pagrindinės alergijos požymiai yra niežulys, ausų uždegimai, chroniniai viduriavimai, vėmimai, vidurių pūtimai. Pagrindiniai alergenai iš maisto, ką galėčiau įvardinti, šiais laikais žmonės yra sudemonizavę vištieną. Tas vargšas paukštis jau turėjo išnykti nuo žemės paviršiaus. Kaip bebūtų keista, pirmas baltymas, kuriam šunys yra alergiški, yra jautiena. Pats saugiausias baltymas, žiūrint iš viso sąrašo, yra kiauliena. Taip, kad pirmiausia reikėtų atlikti tvarkingą eliminacinę dietą,
vadovaujant veterinarijos gydytojui, ir tada mes galime išaiškinti, kokiam baltymui, kokiam angliavandeniui, ar šuo iš viso yra maistinis alergikas. Taip, 11 dalykas, dėl ko jūsų šuo gali gyventi ilgiau. Taip, masažo menas. Aš labai praktikuoju šitą dalyką ir turbūt pirmasis tas Lietuvoje, kur net kai kurie juokiasi, kai pamato mano šunį ar televizijoje, ar kažkur mano Instagrame, Facebook'e, kaip aš darau tos visus masažus ir dažniausiai būna iš vienos lyties visą laiką sako, o Dieve, kaip norėčiau būti toje vietoje, ta prasme, vietoje to šuns, ne? Kiti sako, o Dieve, aš savo antrai pusė niekada gyvenime taip nesakau. Kiti sako, siunčiu savo antrai pusė ir parodau, kaip žmonės šuniui daro masažus, o tu mane niekada nedarai. Tai juokas juokais, bet masažas tai yra tas menas, kur jūs kiekvienas galite tikrai padaryti ir vienaip ar kitaip, kuo jaunesnis šuo ir kuo jūs lengviau pripras prie to masažo. Ir masažas tai yra bendravimas su šuniu ir užmezgimas to gilesnio ir stipresnio ryšio. Jau nekalbant apie patį kaip malonumą, kaip mes visi žinome, mes kaip ir su masažo meistru neužmezgam kažkokios tai, arba meistrė, neužmezgam kažkokio kontakto ir glaudesnio ryšio. Tiesiog gal yra kažkoks labiau pasitikėjimas, kas ten bijo kažkur tai nusirengti, arba kad bijo kažkas tai liestų svetimas žmogus. O šuniui tai yra šeimininko būtent ryšio užmezgimas, gilesnis. Tai todėl nepamirškite masažuoti savo šunį ir daryti tai kuo dažniau. Tuo jūsų šuo bus ramesnis, tuo labiau jis patirs mažiau streso ir taip toliau ir panašiai. Nu ir šitas, aišku, kiaušiukai, kastruoti ar nekastruoti, arba pjauti, nepjauti, išpjauti, nepjauti. Tai ką gydytojai pasako apie tai? Kai sulaukiu klausimų, kastruoti ar ne, aš visą laiką primenu žmonėm, kad jie klausia mediko, kuris mato pastoves, kaip Alfa sakė, kiaušiukų problemas, nešnekant apie moterišką visą lytinę sistemą, kas yra su šunim susiję. Aš kaip medikė sakau, taip, žinoma, kastruojam. Ateityje mes nesusimatysim po 10 metų, kai jūsų šunio viena sėklidė bus kumščio dydžio arba prostata bus uždarius tiesiai žarną ir negalės šuo prakakoti. Bet ne faktas, kad jūsų šuniukui tos kastracijos ateityje reikės ir gali jisai tą 20 metų nugyventi su visiškai sveika lytinė sistema. Bet jeigu šuo turi, tarkim, kažkokios agresijos, jeigu turi žymėjimo problemų, jeigu yra gaujoj problemos, tada kastravimas ir savalaikis kastravimas dažniausiai šitą problemą gali arba išspręsti, arba ją apmažinti. Taip, 13 dalykas, aš labai džiaugiuosi, kad jį esu gyvendinęs, tai yra šuo gyvendamas ne vienas, jeigu jis turi draugą arba draugę, būtent vadoje, turbūt šeimoje, gaujoje, tai jis gyvens ilgiau, todėl kad tai yra socialinis vėl gyvenimas, tai draugystė šeimoje turint su kuo pažaisti, draugystė su kuo turint pabendrauti, yra labai svarbu šunim. Tai jeigu turite tik galimybę turėti ne vieną, o turėti 2, tai yra didelė tikimybė, kad jie gyvens kartu ilgiau negu po vieną. Taip, vis tik šunys yra gaujos organizmai. Ir žmogus niekada vis tiek pilnai net tos komunikacijos ir socialumo kaip kitas augintinis. Tikrai taip. Streso mažinimas. Tai masažas vienas iš tų dalykų, bet su stresu tai lygiai taip pat prisiminkite, kaip kokį nors vaiką arba savo bičiulį ar draugą ar šeimos narį jūs tiesiog nenueinat ir kažkur nenumetat, neuždarot ir nepaliekat vieno. Tai kuo mažiau jūsų šuo gyvenime patirs streso, lygiai taip pat kaip ir mes suaugę žmonės, tuo mes turėsime galimybę mažiau sirgti, mažiau pajusti kažkokio diskomforto, dėl kurių gali atsirasti vienokios ar kitos psichologinės bėdos, o kai jos atsiranda, tai ir sumažina ir gali sumažinti mūsų ir lygiai taip pat šuns gyvenimo ilgumą. Liesti kasdien, liesti visaip. Masažą mes jau kalbėjom, bet lietimas apskritai. Glostimas ir dar kartą glostimas, tik tai vėlgi priklauso irgi nuo veislės. Taip, nepamirškim, kad šunys auga ne tik namuose, jie auga ir lauke, voljeruose, jie yra trumpaplaukiai, ilgaplaukiai. Taip kaip žmonės namuose
esančius šunis pakankamai dažnai liečia ir anksti gali pamatyti įvairius guzelius, ataugas, tarkim, ausų, dantų problemas. Dažnai žmonės laukia gyvenančių šunius arba labai gauruotus pamiršta patikrinti arba tiesiog per vėlai pamato, kad augintinis, tarkim, turi kokį nors naviką. Nepamirškim, kad šunis, kurie auga laukia, taip pat auginasi ir navikus, turi ir odos problemų, ir ausų problemų, tad lietimas bent porą kartų į savaitę yra sveikintinas. Ir kitas svarbus dalykas, taip, jo, per lietimą mes suprasime, kad kažkur gal yra erkė. Gal jos nėra, nes jeigu mes neliesime, ypatingai tada, kada sezonas erkių dabar tuoj. Taip, jau viskas. Tai faktas tas, kad mes galime praleisti, kaip ir kiekvienas turime apsičiupinėti, tai šunį dar labiau apsičiupinėti, todėl kad labai retas atvejis, kada tos erkės, ta prasme, neįsisiurbia. Aišku, jeigu yra apsaugos ir visi kiti dalykai, bet čia eina kalba apie lietimą, tiesiog jūs patikrinkite savo šunį, glostydami, ar nėra kažkokių tai dalykų pasikeitimų jo organizme ant kažkur tai. Veterinaras, šeimos draugas, tai va, kaip Viktorija, kad turite turėti telefonų numerį, galėtumėt bet kada paskambinti ir veterinaras tai yra kaip šeimos gydytojas. Jis žino visą istoriją jūsų šunų, bet lygiai taip pat jis yra tarsi šeimos draugas ir jeigu veterinaras jums negalite jam paskambinti naktį, negalite paskambinti savaitgalį, tai toks jo ir, kaip sakoma, jis veterinaras. Ne? Ir kitas dalykas, ką aš turiu pasakyti ir dar mes rašom šitoje knygoje apie tai, kad jeigu jūs kažkur važiuojate į kažkokį kitą miestą, faktas, kad jūs galite pasikonsultuoti su savo veterinaru, bet būkit geri, žinokit tame mieste važiuodami, į ką kreiptumėtės, jeigu ir važiuojate, jeigu su šuniu, į ką kreiptumėtės, jeigu atsitiktų viena ar kita nelaimė. Dažniausiai, kai atsitinka kažkas, tai mes triedžiame į kelnes, bijome, nežinome, ką daryti, panikuojame, bet jeigu jūs žinote, kad jeigu kažkas atsitiks su mano šuniu Klaipėdoje aš paskambinsiu tam ir tam. Nereikia paranojos, nereikia kiekvienam rajone dabar žinoti visko. Bet jeigu tai yra ilgesnis kažkoks, tai jūsų kažkokios atostogos, ar ilgesnė kažkokia tai kelionė, ar į užsienį, ar į artimą užsienį, ar į kitą miestą, tai būkit geri, žinokit šitą dalyką, nes tai tikrai gali išgelbėti jūsų šunio gyvybę. Taip, 17. Greitoji vaistinėlė. Jeigu mes automobilyje turim vaistinėlę, jeigu mes kiekvienas turime mažesnį kažkokį tai tą vadinamą kosmetinę, kur sudedam kažką tai, arba dėžutę, kur sudedam būtiniausius mums vaistus. Tai ir šuo jūsų gyvenime namuose turi turėti vietą, kur yra padėti tam tikri medikamentai, kurie būtent reikalingi šuniui, jeigu atsitiks kažkokia nelaimė. Tai kokie jie tai galėtų būti? Dažniausiai, jeigu nešnekant būtent apie medikamentus, pirmoji pagalba gyvūnam yra suteikiama dažniausiai tvarsčiais. Mes turim įvairias persipjovimus, mes turim patempimus. Tai visą laiką turim turėti sterilaus ir nesterilaus binto. Kaip nuotraukoje parodyta, būtinas yra termometras, kad paskambinę veterinarui galėtumėt pasakyti, ar šunio temperatūra yra kritinė, kai reikia pasikonsultuoti. Toliau šnekant apie ekstrinius atvejus, mes dažnai, ypatingai kai artėja vasara, turim alerginės reakcijas. Pirmas vaistas, kurį galima duoti saugiai šunim, yra tavegilis. Nebijokim jo, tik tais vėl pasikonsultuokit su savo šeimos gydytoju, kokia yra dozė būtent jūsų augintinių. Venkime turėti vaistinėlėje peroksido, nebent planuojate šunį apsinuodijimo atveju vimdyti su veterinaro priežiūra. Tai yra, reiškia, pasiskambinat, pasiklausėt, kiek galima girdyti. Pagrindinis dezinfekavimo skystis, kuris yra gerai gyvūnams, tai yra betadinas arba žmonių žaizdų dezinfektantai. Oktiseptas, aktiniseptas ir taip toliau. Pagrindas. Jo, visą laiką galite pasikonsultuoti su savo veterinaru ir pasidaryti, nusipirkti tą ir turėti. Ir žinoti, kaip taisyklingai, kuriam kilogramui, kiek reikia ko dėti, tarkim, jodos tabletės, angliuko, tai kiek konkrečiai jo reikia, ta prasme, duoti jūsų, ta prasme, šuniui. O va čia labai įdomu yra. Mes visą laiką žmonės, net aš būdama ne veterinariai, įsivaizduojam, kad šuniui davus 2 angliuko tabletės, ledas, viskas surišo visus toksinus. Tiesa yra tokia, kad 1 kilogramui svorio reikia 80 tablečių. Wow. Taip. Tai reiškia, jeigu šuo sveria 10 kg, mes turim suduoti 80 tablečių žmogiško angliuko. Taip.
18. Netinkami žaislai šunims ir žaisti tik su šeimininku. Yra labai daug, ir čia jau turbūt Viktorija paantrins, kad kai jau pjauna tos gyvūno vidurius ir pamato, kokie ten yra užstrigę dalykai, tai dažniausiai yra plastikas ir dažniausiai yra guma. Taip? Taip. Ir tai būtinai ir labai yra pavojingas yra kamuoliukas tas teniso, teisingai? Taip. Plaukuotas. Taip. Tai jokiais būdais, jeigu žaidžiate su šunim, šuniui geriausias žaislas tai yra jūs, šaka ir daugiau niekas. Tie visi spalvoti dalykai, čia yra mums sukurti, kad mums atrodytų, kad aš nupirkau savo šuniui ir šuo turi būti dėkingas dėl to, kad aš ir šiandien nupirkau, ir po savaitės nupirkau, ir jį duodu su juo žaisti ir tegul jis žaidžia. Tai didžiausia yra klaida, kada jūs duodate jam vienam žaisti su to žaislu. Žaislas turi būti, tai yra šuo ir jūsų nupirktas žaislas, jeigu jūs nežaidžiat, padedat į dėžutę, pamirštat, jis neturi turėti galimybės nueiti ir jį paimti. Taip, aš galiu paantrinti, kad jeigu atsimena tokius žaisliukus kaip puponautai, tai buvo mūsų veterinaro aukso amžius. Mes turėdavom kolekcijos puponautų. Ir jeigu galvojat, kad jūsų šuniukas neryja, nekramto, tikėkitės geriausia, bet ruoškitės blogiausiam. Nešnekant apie pledus, kilimus, laminatus. Šuo valgo viską. Neduokit mums užsidirbti. Mes nenorim tų pinigų. Saugokit. Taip, ir visiškai keliaujam į pabaigą. 19 dalykas. Reguliariai tikrinti šuns sveikatą. Tai pavyzdžiui, prieš gimtadienį ar jeigu jau jūsų šuo yra vyresnis negu 3 metai, turėkite gražią tradiciją. Artėja jūsų šuns gimtadienis, pasidarykite šuns viso organizmo tyrimą arba būtiniausių jo dalykų ir jūs žinosite, kad jūs tas šeimininkas, kuris myli savo šunį, tikrai myli savo šunį, o dėl tik tai užsideda tą varnelę, kad aš myliu. Myli tada, kada galite patikrinti. Mes patys labai sudėtingai į save priverčiame atlikti visus reikiamus tyrimus. Tai jeigu jūs jau savo netliekate, tai bent jau šuniui padarykite vieną kartą į metus tokį gerą dalyką ir padovanokite jam viso organizmo tyrimą. Reguliariai atliekant tyrimus, nebūtinai kraujo apčiuopos būdu pas gydytoją, mes matom daug sveikų ir nesveikų gyvūnų. Mes galim jums iš anksto surasti problemą, pasakyti, ko tikėtis, ar tai yra didelė problema. Pasitikrinus, mes turim atskaitos tašką ir mes žinom, kaip jūsų augintinis toliau auga ir vystosi. 20 dalykas, atrodytų kaip ir paskutinis. Taip. Teisinga rutina. Labai dažnai, norėdami irgi labai daug gero, ateinam, tarkim, iš kažkur atlėkėm, greitai šuo nebuvo ilgą laiką valgęs dėl to, kad mes kažkur vėlavom į kažkokį susiekimą arba užtrukom kažkur, tai važiuodami, duodam maisto ir einam vedžioti tą šuo. Tada tuo šuo paleidžiam, jis bėgioja. Jokiais būdais, nedarykite tokių dalykų. Ramiai, arba išvedat šunį, jis palaksto, tada jį gražinate į namus, jis pavalgo ir 2 valandas nieko su juo nedarykit. Nors jis ir ateina su to kamuoliuku, nedarykit nieko. Todėl, kad tos 2 valandas yra šuniui yra virškinimo valandos, kada jį reikia palikti ramybėje, nes gali ateiti dar didesnė bėda, kada apsivers skrandis ir ateis kiti dalykai, kurie gali tą jūsų neteisingą rutiną paversti tragediją. Aš Alfui prieš šitą renginį sakiau, kad šuns organizmas myli rutiną. Tai yra panašus maitinimo laikas, jeigu mes šeriam sausų maistu, į kiemą išvedimas ir taip toliau ir panašiai. Ir būtent kaip Alfas sakė, kad maistas, paskui poilsis. Mes irgi pavalgę nelėkiam bėgti maratono. Saugokim skrandžius. Jie virškina sunkiau negu mes. Ir irgi turėkite omeny, jeigu žinosite, kad ilga laukia naktis, nežinau dėl ko, tai ta prasme neduokite šuniui, ta prasme lakti ir valgyti prieš pat einant miegoti. Jeigu žinote, kad ryte kelsite žymiai vėliau. Arba tada jau atsikelkite naktį, ta prasme nueikite su juo. Irgi galvokite tiesiog logiškai. Taip, mes nenorim ryte atsikelti irgi skaudamą pūslę, taip ir šuniukas nenori. Taip, 21, nors turėjo būti 20, bet 21 tai yra gerbti senjorus ir nesitikėti stebuklų lyg iš jaunuolių. Atsiminti, kad senjorai
tie yra šunys, kurie ypatingai turi būti prižiūrimi, čia lygiai taip pat kaip ir naujagimiai, ane? Vienokios ar kitokios panašios bėdos prasideda, daugiau įvairiausių reikia dalykų, bet ypatingai dėl rutininių dalykų ir dėl veiksmo. Nes aš pažįstu, pavyzdžiui, porą draugų, kurie kartu vedasi šunis ir vienas yra senjoras, kitas yra labai jaunas. Ir gaunasi taip, kad vienas nori pavyti kitą ir nieko iš to gero, ta prasme, nebūna. Įvertinkim, su kuo tas šuo ir kaip gali draugauti, kaip gali aktyviai ar neaktyviai veikti tam, kad nepadaryti bėdų būtent mūsų vyresnio amžiaus šunims. Ir nesodinkim senjorų ant sofos, nes jie tiesiog daugiau miega. Nepamirškim, kad senjorai irgi turi judėti. Krūvis turi būti pastovus, kuris organizmą tenkintų, tai yra, prie kurio šuo yra pripratęs. Senjorai irgi nori judėti. Jo, ir paskutinis dalykas, ką norime trumpai parodyti, dar kelios minutės, ta prasme, mums liko, tai yra dirbtinis kvėpavimas ir apskritai greitoji pagalba atliekant, jeigu kažkas atsitinka. Todėl, kad visi net nežino, aš nežinau, ar iš jūsų kažkas tai žinotų, ką reikėtų daryti, jeigu atsitinka kažkokia tai bėda ir turite šunį, jis, tarkim, paspringo, ane? Tarkim, mes galime pažiūrėti esminius 3 kokius dalykus, kas gali atsitikti jūsų šuniui. Prašau, įsidėmėkit šitą dalyką visam gyvenimui, kad atsitikus bėdai nesakytumėt, aš nežinojau. Aš įsivaizduoju, kad mes visi mokam gaivinti žmogų, ar ne? Nu, bent jau iš bendro išprusimo mes žinom. Mes turim mokėti ir gaivinti gyvūnus. Ir kadangi gyvūnai yra skirtingos veislės, mes turim žinoti, kaip gaivinti ir skirtingą šiek tiek veislės, bent jau pagal specifiką. Pirmiausia, ką mes žinom, kad šuo gali springti. Na? Ir pirmiausia, įvertinkim, ar šuo springsta tiesiog, kad maisto nenuryja, ar tas maistas jau yra skanėstas, nesvarbu, strigęs gerklėje. Visą laiką stenkitės kiek įmanoma atsargiau pražiodyti šunį, kadangi jisai panikuodamas gali jum įkasti, jam nesvarbu, ar tai yra mama, tėtis, kitas šuo, jisai tiesiog iš panikos kanda. Kiek yra įmanoma, sukišat pirštus giliai šuniui į gerklę ir jeigu jaučiate kažkokį svetimkūnį, užkabinę pirštus, jį bandote ištraukti. Jeigu to nepavyksta, kiek įmanoma ištraukite šuns liežuvį į priekį ir važiuojate į kliniką ekstra. Sekantis dalykas, ką dažnai šuo pasidaro, tai yra traumos ir tai yra ūminis kraujavimas. Įvertinkite kraujavimą. Ir nesvarbu, ar tai būtų labai stiprus, ar tai būtų lengvas, turėkite visą laiką tvarčių ir naudokite ant žaizdos spaudimą, uždėkite elastinius bintus, nesvarbu, net gali daryti ir turniketai iš turimų rūbų, rankovių. Įvertinkit, užspauskit ir važiuojat pas veterinarą. Sekantis dalykas yra... Bet užspausti, būtent, tarkim, jeigu čia yra kažkur tai lūžė, nu, va, tarkim, lėtinėlė, tarkim, va čia įsipjovė, tarkim, taip, ne? Taip. Tai iš esmės mes turim šitoje vietoje užspausti. Visą laiką spaudžiam aukščiau žaizdos. Taip. Žinoma, jeigu mes čia kažkur turėsim žaizdą, nu, nespauskim gerklės, ar ne? Taip. Tiesiog stenkimės tada užspausti būtent vietą, kuri kraujuoja, kad jinai būtų kiek įmanoma labiau prispausta. Gerai, o tuo metu šuo turėtų gulėti šonu į aukštelnikas, taip yra kažkoks skirtumas? Čia, žinokit, priklauso nuo šuns sąmonės. Jeigu jis yra sąmoningas, tiesiog su juo susitarkit. Jau nesvarbu, jis gali ir ant 2 kojų stovėti. Nu, nes iš esmės atrodytų, kad jeigu taip, tai kraujas bėgs į apačią, jeigu taip, tai ne, nėra. Pas jį gravitacija ant 4 kojų, vis tiek viskas bėgs į apačią. Okay. Kitas dalykas yra, turbūt vienas svarbiausias, yra dirbtinis kvėpavimas, gaivinimas. Ne? Kaip mes žmonės turim savo gaiminėme ABC, taip ir šunis turi. Tai yra pirmiausia, kvėpavimo takai. Įvertinam, ar jie yra atidaryti. Strigęs, žaisliukas, skanėstas. Vėl bandom iškabinti, ištraukiam liežuvį į priekį. Kvėpuojam. Gerai, turim kvėpavimo takus. Įvertinam, ar šuniukas kvėpuoja. Galit arba pridėti ausį prie nosies, galit pridėti akinius prie nosies, ar ne, ir mes matysim, ar rasoja. Ir galim ten kiti siūlo kažkokią plunksnelę, kažką va tokio pridėti. Gerai, mūsų šuniukas neduok dievė nekvėpuoja. Įvertinkim tada cirkuliaciją, tai yra širdies darbą. Žmonėm dažniausiai mes tikrinam riešą, arba šičia miego arteriją, ar ne? Pas šunį šičia užčiuopti beveik yra neįmanoma, ypatingai jeigu yra kritinė situacija, spaudimas labai smarkiai krenta žemyn ir mes pulso nerandam. Pas šunis pulsas tikrinasi šlaunies vidinėje pusėje, tai yra femoralinė arterija. Va šičia. Šičia liečiant įvertinam, ar mes turim pulsą. Blogiausia situacija. Neturim pulso ir neturim kvėpavimo. Turim dabar, pavyzdžiui, sakykim, prancūzų buldogą arba anglų buldogą. Įsivaizduojam tie vadinami statininiam krūtiniam. Tokie šunys išskirtinai gaivinami yra ant nugaros.
Ir tada, jeigu tai yra maždaug vidutinis šuo, yra daroma 30 paspaudimų ir 2 įpūtimai. Skirtingai negu žmonėm, šunim yra pučiama į nosį. Šuns burna yra pilnai uždaroma ir apsižiojama yra nosis ir yra 2 įpūtimai, padarius 30 paspaudimų. Paspaudimai yra daromi identiškai žmonėm, kad uždedamos 2 rankos ir tada mes spaudžiam. Spaudžiam pakankamai giliai 1/3, nebijokim, nesulūšim, nieko nepadarysim, mes turim pasiekti širdį. Visos kitos veislės, tarkim, labradoras, jorkšyras, visos kitos guldosi ant dešinio šono, kad širdis būtų mum iš viršaus. Ir tada stačiom rankom, uždedam ant krūtinės, jeigu yra tai šiek tiek didesnė veislė. Ir vėlgi, darom 30 paspaudimų, 2 įpūtimai. Jeigu tai yra mažesnė veislė, mes širdies dirbtinį masažą galim daryti paėmę krūtinę ranką, ar ne? Šitaip spaudžiant. Ir tada yra 15-20 paspaudimų, kadangi mažo šuniuko širdis dirba ženkliai greičiau ir yra 2 įpūtimai. Jeigu tai yra didelė veislė, arba tai yra, tarkim, kurtas, ar ne, jie yra labai giliom krūtinėm, jisai pasiguldo identiškai, tik tais masažas yra tada daroma šiek tiek aukščiau širdies, įsivaizduokit, kaip yra alkūnės sąnarys. Mes gydytojai visą laiką vertinam, kur yra širdis pagal alkūnės sąnarį. Reiškia, mes ir spaudžiam, va šičia beveik prie alkūnės. Ir vėlgi, žiauriai stipriai. 1/3 gilin krūtinės. Ir rankos tada yra visiškai stačiai. Ne kažkaip taip, o jūs turit išnaudoti visą savo jėgą, kad paspaustumėt. Įvertinat per 10-15 minučių, jeigu gyvūnas neatgauna kvėpavimo ar širdies darbo, tada prognozė yra labai liūdna. Bet dažniausiai vykstant tokiam gaivinimui, jau atsiranda iš aplinkui pagalba, šuniukas į mašiną, į veterinarijos kliniką ir mes tada dar plius vaistų pagalba padarom didesnį darbą. Visą laiką, aišku, kai atsitinka tokie dalykai, tada tu supranti ir iškyla labai daug klausimų. Dabar tai faktas turi klausimą, bet mes tiesiog norime jums dar kartą pasakyti, yra YouTube, yra daug dalykų, ta prasme, kur gali tą dalyką, ta prasme, pažiūrėti. Tiesiog karts nuo karto, ta prasme, kad žinoti, kad nepasimesti. Tiesiog jūs darykite. Svarbiausia yra dešinė pusė. Taip. Ant kairės pusės daroma masažas. Užčiaupti burną ir pūsti į nosytę. Kuo žmogus daugiau padarys, tuo yra didesnis šansas, kad gyvūnas gyvens. Svarbiausia yra nepanikuoti. Mano šuniui tai būtų, kad ir aš esu veterinarė, turbūt irgi būčiau kaip višta be galvos lakstyčiau aplinkui, bet vis tiek tu turi nusiraminti, nes tai yra tavo, aš sakyčiau, vaikas, nežinau, kaip kiti reaguos. Tai yra mūsų vaikai, ar ne, kurie nusipelno gyventi. Taip, bičiuliai, ir aišku, dar daugiau dalykų, fainų dalykų, meilė tu gyvensi ilgiau galite rasti knygoje. Ir svarbiausia dalyka, ką dar šiandien pabaigoje noriu jums visiems ir mes norime pasakyti, tai yra tie, kurie augina šunį, gyvena ilgiau. Tai ačiū jums visiems. Jeigu turit kažkokių tai klausimų, tai drąsiai sakykite, klauskite. Pabaigai paliekame QR kodą, kurį galite nuskanuoti. Ir jeigu turite šunų, kačių ir norite, kad jie taptų žvaigždėmis, tai atsiųskite mums savo nuotrauką, parašykite vardą, amžių ir galbūt ant jūsų augintinis bus kažkada tai ar greitų metų mūsų žvaigždė ir jūsų žvaigždė. Aš norėjau labai greitai dar paklausti apie tą vandenį ir kilogramus. Kaip pasiskaičiuoti, kada to vandens yra per mažai ir per daug? Yra kelios nuomonės. Aš visą laiką vadovaujuosi, kad yra 20-70 ml kilogramui. Tai reiškia, jeigu šuo sveria 10 kg, nuo 200 iki 700 ml. Jeigu tai yra sausų maistų šeriamas šuo, jisai gali šiek tiek daugiau gerti, arba jeigu tai yra karšta diena. Bet 20-70 ml kilogramui. Dar gal kažkas klausimų turi? Tai jeigu neturi, gerai. Čia galvau, biški daugiau klausimų bus, tai aš tokį bendrą labiau norėčiau jūsų paklausti, nes visi turim turbūt šunis ir visi juos mylim, nekyla klausimų. Bet pastebėjau tokią tendenciją Vilniaus mieste, kad žmonės labai dažnai vedžioja šunis be pavadėlių, ta prasme, draugė prieini paklausi, kodėl, tai yra draugiškas šuo, viskas egzistuoja ir aš nekeliu klausimą. Bet kaip jūs galvojat, ar pavadėliai yra perteklinė priemonė, ar kaip tik reikėtų ją labiau kontroliuoti? Ir 18 ir 17 jūsų buvo beje dėl žaislų, kad tik su šeimininku. Tai vat man įdomu, ar įeina pavadėliai į šitą visą reikalą. Ačiū. Aš esu už tai, kad
mes nežinome patirčių su kitų žmonių su šunimis. Aš esu už tai, kad viešoje vietoje, jeigu aš einu viešoje vietoje Gedimino prospekto, mano šunis visą laiką yra su pavadėliu, jie nebus su antsnukiu, nes jie nėra kažkokie pikti, bet aš vis tiek vienaip ar kitaip stengsiuosi laikyti juos arti savęs, todėl kad mes nežinome, kokią patirtį turi tam tikras vaikas, tam tikra moteris, tam tikras net vyras prieš tai, ane, su šunimis. Gal buvo labai išgąsdintas, gal turėjo kažkokią traumą, gal buvo užpultas. Ir tokiu būdu mes, galim juokais sakyti, kad kuo tu čia bijai, bet kai kurie, ta prasme, turi tam tikrų psichologinių bėdų, kurias mes galime dar labiau, ta prasme, padidinti. Tai manau, kad tiesiog pavadėlis yra tam tikras dalykas, jeigu yra zona, kur galima be pavadėlio, viskas tvarkoja, bet visur kitur mes turime įvertinti, tai yra socialinis gyvenimas, kur mes turime gerbti vienų kitų būtent aplinką. Iš veterinarinės pusės, čia yra viena didžiausių opių problemų. Net galiu pasakyti, pas mane kieme tai yra opi problema, bet klinikoje dekoratyvinės veislės, jorkšyrai, vestai, visos mažos veislės, kuriem yra įprasta vaikščioti be pavadėlio, pagrindė ateina suplėšyti kitų šunų, papuola į kitą kiemą, ateina pasiuostyti su šuniu, kuris yra už tvoros. Mes neturim kojos, mes nukasta nosim, mes nukasta ausim, mes papurtyti. Tai yra viena didžiausių opių problemų. Jeigu tavo šuo yra geras, nereiškia, kad kitas šuo bus geras ar kitas žmogus, ar ne? Taip. Eis koks nors tam šuniui. Taip. Viskas. Baisu. Tai yra labai labai baisu. Atskiro švietimo, Alfai, prašau. Jo, tai mes vykdysim vieną programą, labai svarbią programą, kur aiškinsime žmonėm ir visai visuomeniai, kaip reikia elgtis su šunimis viešai, kaip reikia elgtis su šunimis darant tam tikrus dalykus ir galvojant, kad norint naujo šuns arba yra vasara dėl automobilių ir visų kitų, ta prasme, dalykų. Labai geras klausimas ir nežinau, ką jūs galvojate apie tai. Gal jūs irgi galite pasakyti jūsų nuomonę apie tai? Aš tai pirmiausia labai džiaugiuosi, ką jūs planuojate daryti, aš net mielai ir prisidėčiau prie iniciatyvos, ta prasme, nes aš manau, kad tai visgi yra problema ir kaip ir sakau, aš nepatingėjau per paskutinius kelis mėnesius Vilniaus mieste prieinu prie žmonių, jeigu tie žmonės nėra agresyvūs, kaip sakyti, tiesiog paklausiu. Ir jo, dažniausias atsakymas būna, tai mano šuo yra geras, jis yra draugiškas. Ir aš to nekvestionuoju, bet pavyzdžiui, aš kai vedžioju šunį savo, tai jis yra šiek tiek traumuotas, ta prasme, ir jis bijo kitų šunų. Tai mano nuomonė, pavadėlis yra ne kankinimo priemonė, o manau kaip tik gera priemonė sukontroliuoti savo šunį. Bet kaip ir jūs sakėt, ten, kur yra skirta vieta, tai be abejo, tai nematau problemų. Čia lygiai taip pat kiekvienas šeimininkas turi vertinti savo šunio galimybės, agresyvumą ir visus kitus dalykus. Jeigu aš žinočiau, kad mano šuo agresyvus ir yra zona, kur visi šunys leidžiami, aš niekada gyvenime, ta prasme, jo vieno, ta prasme, ten neleisčiau. Ir lygiai taip pat, jeigu aš matau, kad kažkas atveža ten ar atveda agresyvesnį šunį ir aš žinau, kad mano šuo gali patirti kažkokį tai skausmą ten, aš tiesiog į tą aikštelę niekada daugiau neisiu, nes aš pažįstu tą kažkokį tai, atsiprašant, debilą, kuriam neįrodysi. Ir su juo vanotis, tai geriau aš pasirinksiu kitą kelią. Aš esu apskritai iš tų, kur geriau nesipykti. Duot durniui kelią. Iš principo jo. Atsiprašau. Taip. Taip, šunys turi būti paleidžiami kontroliuojamo aplinkoje. Ir ne tik šunų atžvilgių, ir žmonių atžvilgių. Ir lygiai taip pat dėl restoranų, man labai dažnai irgi klausimas, o galima su šunimis į restoraną? Taip, galima, jeigu restoranas tas įleidžia su šunimis, tai yra restorano taisyklės. Ir kitas dalykas, jeigu jūsų šuo žino, kaip socialinėje erdvėje elgtis, kaip ir su vaikais. Aš tikrai nenoriu eiti į kažkokį tai labai aukšto lygio restoraną ir klausytis, kaip kažkas tai, ta prasme, zyzia nuolatos, nes aš turbūt atėjau pailsėti nuo kažkokio vienokio ir kitokio zyzimo. Bet jeigu ten nezyzia, o kaip prancūzų, nežinau, šeimoje kažkas kažką ramiai piešia, gražiai kažko laukia, gražu, ta prasme, žiūrėti. Vadinasi, vaikas žino, kaip elgtis, lygiai taip pat ir šuo. Jeigu mano žinot, kaip šūdėt. Va taip, ta prasme, kai aš nueinu su jais į restoraną, tai vienas, ta prasme, prigula taip ir po to galiausiai baigėsi viskas va taip, ta prasme.
šuo nepatiria streso, nes tiesiog alfa šunys yra. Nu jo, nu ir aš tada truputį irgi nepatogiai, jau jaučiuosi, kad jau truputį, tai aš truputį taip po stalu juos, po staltėse ir viskas būna labai gerai. Gal dar yra kažkokių klausimų? Kokios yra tikrusios šunų skiepų rekomendacijos? Nes aš kalbėjau su veterinarė, sakė, nu tai šiaip tai kas metus vieną kartą, nu bet gal ir nebūtinai, nes kaip ir nieko tokio. Nu tai nepasakė tikro atsakymo. Mes turim didžiulę problemą su vaikų skiepijimu, tai dabar kažkaip suprantu ir su... Bus problema dabar ir su... Čia, žinokit, atsiradus koronai, tų skiepų problema pasidarė opesnė problema. Mes Lietuva šiuo metu esam laisva nuo pasiutlygės šalis. Ir tai yra palengvina mūsų ir augintinių keliavimą. Čia yra pirmas dalykas, ne? Ir mes atlikdami skiepus pagal gamintojo nurodymus. Yra skiepai, kuriuos galima atlikti kartą į metus, kartą į 3 metus. Jeigu mes juos atliksim, mes mažinam lygų paplitimą. Nereiškia, kad jūsų šuo, mes skiepiam ne dėl to, kad jūsų šuo nesirgtų, mes mažinam paplitimą. Dėl ko yra visi tymų skiepai, kokliušas, difterijos, visos lygos, kurios yra išnykusios dėl to, kad mes skiepėm. Toliau gydytojai vadovaujasi tuo, kokias pridėtinės problemas šuo turi. Jeigu jis ten, tarkim, neplanuoja niekur keliauti, arba ten jisai jau yra 15-20 metų, žinoma, mes neversim skiepyti, bet tai yra visiškai žmogaus atsakomybė. Mes rekomenduojam, kad kaip gamintojas nurodo, kartą į metus arba kartą į 3 metus pasiutlygė, virusinės lygos kartą į metus. Gerai, o jeigu aš ten praleidžiu tą kartą į metus, tai čia kaip ir nieko tokio? Dėl išnekant, aplamai, jūs galit neskiepyti. Tas praleidimas, imuninė sistema tyrimais, jinai laikosi ženkliai ilgiau, ar ne? Bet mes veterinarai ir gamintojai mes apsidraudžiam, mums pasakė kartą į metus, tai yra atliktas tyrimas, kad imunitetas mažėja po metų, tai ir yra skiepiama po metų. Bet jūsų šuniukui, ta prasme, maža tikimybė, kad jūsų suaugęs šuo turės hepatitą, paragripą ar ten dar kažką. Jaunas šuniukas su parvovirusiniu enteritu. Neskiepėt, susirgo, jūsų bėdos. Mes tikrai rekomendavom ir tai yra mirtina liga. Neįmanoma, niekaip. Visi tyrimai, kurie yra atliekami, būtent vakcinos yra perdozuojamas 10 ir 100 kartų. Ir jeigu yra pajaučiamas kažkoks šalutinis, reiškia gamintojas perdaro visą formulę. Mes galim turėti alerginę reakciją, kaip ir bet kuris žmogus, į skiepą ir taip toliau ir panašiai. Perdozuoti skiepo neįmanoma. Ačiū visiems. Ai, dar yra. Gerai. Jeigu yra, tai mes... Tai aš tada labai trumpai dar. Apie tuos dantų priežiūrą. Mes čia kartai šeimininkai tikrai pametam galvą, reklamai pasiduodam. Ir ką iš tiesų mes galim namuose padaryti, kad pagerintume savo šuns tą nasrų higieną, nes yra ir įvairūs milteliai iš dumblių, ir skanukai kažkokie nuo dantų, ir tokie antpirščiai, ir dantų šepetėliai, ir pastas. Tai kas iš tiesų veikia, ką iš tiesų reikėtų galbūt daryti? Kaip Alfai mes šiandien prieš renginį šnekėjom? Jo, atsiminkit, kaip ir stomatologai, visą laiką jums pasakys, kad, obuolys, nieks su obuoliu nenuvalo. Tai visi skanukai, kur jums sako, kažkokie tai dalykai, kuriuos šuo turi pagraužti ir nuvalo dantis, vienareikšmiškai. Iškart, matot reklamą, neveikia, čia nesąmonė, čia reklama. Ir veikia tik tai fizinis dalykas, kaip ir mum, žmonėm, tai yra dantų pasta, gali būti tas, gali būti dantų būtent šepetėlis ir, kaip ir sakėm, profilaktiškai nuvesti pas gydytoją atlikti dantų apžiūrą. Aš visą laiką sakau šitaip, be fizinio prisilietimo prie danties nesitikėkit kažkokios ten panacėjos, bet būna šunių, kurie, tarkim, agresyvūs, bijo dar kažką. Tai jūs geriau kartą į savaitę išvalykit šepetukų prisivertę ir papildomai naudokit dumblius, gelius, skysčius, kurie daugiau mažiau kažkiek padeda, bet be fizinio danties nuvalymo nieko nebus. Nereikia 3 minutės brūžinti šunio burnoj danties, reikia tiesiog nustumti apnašas po paskutinio pašaro. Maitinimo, atsiprašau. Bet skanukai tikrai sukurti. Oi, morkas aš tada graužčiau ir pažiūrėkit, kiek odontologui sutaupytumėm. Čia visiems, mums norisi to stebuklo, bet to stebuklo nėra, vis tiek reikia, ta prasme, fizinį atlikti veiksmą. Tai ačiū labai. Ačiū. Ačiū labai. Gero vakaro ir geros knygų mugės.